Visų pirma, sveikinu visas moteris, visas šakti, kurios prisijungia prie šito eterio, nes iš tikrųjų yra labai ypatingas metas, prasideda rytoj, kaip tik yra jaunatis ir visą laiką navratri prasideda viena diena, 2 dienos maždaug po jaunaties. Ir čia irgi gauna tokia simbolika, kad jaunatis yra kaip tarsi tamsus mėnulis, tamsoje. Ir tada su kiekviena diena mes einam link pilnaties, link to šviesaus mėnulio. Tai čia irgi susijęs su ta tokia dvasinė evoliucija, dvasinė kelionė. Tai navratris apie tai ir yra iš tikrųjų deivė savo 9 pavidaluose, būtent šventimas tas moteriškosios, dieviškos energijos, moteriškojo prado, tos dinaminės energijos yra susijęs mūsų dvasiniu augimu, dvasinė evoliucija, nes deivė mums padeda tiesiog eiti savo, kaip išsivaduoti. Ir aš papasakosiu išsivaduoti iš ko, nes yra skirtingi tarsi dalykai. Vat kaip jau minėjai, 3 ir savo storiuose, gal jau kažkas yra susipažinęs, gal iš anksčiau žino irgi apie navratri, yra būtent visos tos suskirstytas tas periodas 3 naktim. Tai 3 naktys skirtos deivei Kalė ir jinai su tam tikrais dalykais padeda mums susidoroti ir išsilaikštinti iš jų. Tuomet kitos 3 naktis yra skirtos deivei Lakšmiai ir Sarasvati. Tai šiandien mes tų 2 deivių dar tada neliesime, nes šitas mūsų, kaip nežinau, pavadinti gal paskaitų, paskaitos skirstytos dar į kelias dalis, tai dar prisijungsime ne vieną kartą. Ir šiandien noriu daugiau fokuso būtent deivei Kalė, tai paminėsiu irgi truputis mitologijos bus ir praktikos ir kaip galima tas praktikas pernešti mūsų pagal tokią situaciją, kokia mes esame šiuo metu savo aplinkoje, kokioje šalyje esame, kuom užsiemam. Man iš tikrųjų dėl to labai ir patinka būtent jogos ir tantros sistemos, nes tenai nėra, kad tik tai yra vienas kelias. Ta prasme, tenai yra keliai pagal 1000, nežinau, yra keliai, kurie yra pritaikyti pagal tai, kokia tu esi asmenybė ir kas tau įkvėpia ir kas tau yra įdomiausia. Tai dėl to šitos praktikos, kurios irgi dalinsios, jų bus labai daug variantų ir gali gal nuskambėti labai gal pradžioj, kaip pasakyti, confusing. Bet tai yra pasirinkimo, labai daug pasirinkimo tame. Tai jo, kadangi, kad nepamiršk kažkokių svarbių dalykų, aš irgi turiu susiimti čia savo užrašus. Ir tai jo, visų pirma, tai yra 9 naktis, nes tai eina kartu su mėnuliu ir mėnulis jau yra moteriško energija ir moteris apskritai savo kūnų jaučia visą tą, kas vyksta su mėnuliu. Ir ypač kuo daugiau praktikuojame, tuo daugiau vystame tą jautrą, jogą, kažkokias kitokias bazinės praktikas, mes tuo labiau einame su gamta ir jaučiame subtiliausius tos įvairiausius pokyčius. Ir dėl to labai gražu, kad praktikuoti rekomenduojama, kai mes pro langą matome jau mėnulį, jeigu tik tai manoma. Aišku, aš tai asmeniškai vadinu, kad tai yra 9 deivės paros, nes mes ne tik tai, kad sėdu, čia vakare tik tai papraktikuoju ir viskas, nes visą parą vyksta iš tikrųjų kažkokie procesai, visą parą mes kažką transformuojam, kažkom kontempliuojam, vyksta dideli pokyčiai, nes netgi kūnų galime iš tikrųjų jausti šitas dienas, kitaip tikrai jaučiasi. Tai mes jungiame su deivė, su pasaulio motinos energija, su pasaulio kūrėja, nes šakti yra ta kuriamoji dinaminė energija ir būtent navratri yra deivės archetipas, Durga, tai jinai yra deivė karė, taip pat kosminė motina. Ir jinai yra ta deivė, kuri kontroliuoja kosmoso tvarką, palaiko tą balansą. Ir Durga yra, vien jos pats vardas reiškia nenugalimoji. Tai jinai yra ta galinga energija, kuri mums padeda tiesiog eiti link savo tikslo, nesvarbu kas, ir kai mes jungiame su deivės Durgos energija savy, tai mes aktyvuojame būtent tą vidinę ugnį, drąsą, kažkokį, visiškai tą tokią nenugalimosios energiją. Ir iš tikrųjų, nors deivės turi, būtent Indijoje daugybę vardų, bet tai yra viena šakti, tik tai išsireiškus, išsimanifestavus skirtingais pavydalais
skirtingomis gyvenimo situacijomis, skirtingomis kažkokiamis, nežinau, savo vidinėmis problemomis, blokai, tai ateina tada deivė, išsimanifestuoja mum artimiausių ir tinkamiausių būdų. Tai Durga dėl to yra skirstoma dar į kelią. Tai būtent šitom trim tamsiausiam, tai vadinamam gal parom, Durga tampa Kali. Ir deivė Kali, vien vardas jos reiškia tamsi, nes Kal yra laikas arba juoda. Ir pati deivė, jinai yra juodos spalvos, grinai kaip kosmosas arba net juodoji skylė tokio pavydalo. Kas matė Kali, jinai iš tikro klaikiai atrodo. Dabar labai gal nesigilinsiu, kaip jinai atrodo detalės, ypač kas, jeigu klauso, kad neišsigastų, bet jinai nebereikalo taip atrodo, kad jinai mums parodo, aha, kas mane labiausiai toj Kali gazdina, ir tada gali atsigręžti save, būtent tai tyrinėti, tokia kontempliacija. Tai Kali deivė reprezentuoja mūsų šakninę čakrą, Muladhara čakrą ir viskas, kas toje čakroje slypi. Tai dažniausiai čakros blokai, tai kažkoks baimė, apskritai iškvėpimo baimė, instinktai kažkokie, pirmą pradžiai tokie kažkokie, iš jo, pirmą pradžią kažkokios tokios, nežinau, pirmą pradžiai prisirišimai tarsi ir taip pat, taip vadinamas yra žodis, tamas. Ir tai, bandžiau čia lietuviškai galvoju, kaip geriausiai papasakoti trumpai, tai man žodis letargija iš karto ateina, nes tokia letargijos energija yra tamas. Ir Kali yra būtent ta deivė, kuri man padeda transformuoti visus mano šitos minėtus dalykus. Taip pat yra motinos žemės energija, bet būtent ta žemė, kai mes einam gilyn į žemę, kur yra tamsu, klampu, mums neaišku, mes nematome, kas tenais vyksta, nes mes kaip ir vaikštom ant paviršiaus, bet mes viskas, kad ten viduj mus tarsi gazdina ir tai irgi tarsi yra viskas, kas nematoma, ta pasąmonė. Tai Kali irgi yra kaip simbolis ta deivė kare, kuri būtent kovoja, padeda mums išlaisvinti iš pasąmoninių programų, netgi kur mes nebūtinai kur mes net nežinom, iš kur atėjo, kur mes kartais net nejaučiam, mes tiesiog būtent instinktyviai veikiam ir net nesuokiam, kad mes tai reaguojam, tai mąstom. Tai visi tie labiausiai užslėpti, tokie paslaptingi dalykai, bet kurie mūsų laiko tose pančiuose, yra būtent Kali su tais dalykais susidoroja, padeda mums susidoroti. Nu, ir jinai atrodo labai galingai, dėka to, kad jinai tarsi jau yra pati užsidėjusi ten kaukolės, tokia su liežuviu. Aš pasidalinsiu istorijose, kaip jinai atrodo, kad jūs galėtumėt pareflektuoti, kas tokio joje atgazdina. Bet pirmą dalyką, ką aš jaučiu, kai matau Kali, kad ten yra labai daug galios, labai daug tokio, bet jinai visiškai drąsi yra. Nėra ten nei baimių, nei abejonių, nei kažkokių gėdos jausmo, jinai atrodo yra galia, man toks žodis ateina. Visiškai taip. Ir čia iš tikrųjų mes ir priėjom prie to momento su žemės drebėjimu. Irgi paminėjai gėdos jausmas. Tai kitas dalykas, su kuo mes labai pas mus įsišaknijęs yra per daugelį, nežinau, net ne šį gyvenimą, per daugelį gyvenimų, tas ypač gėdos jausmas ir noras gėdinti kitus. Šiurpai nenorėjo. Ir jinai būtent tą ateina ir su savo visą tą galę, su savo ta tokia išvaizda ateina ir viską taip išrauna iš šaknų. Tai dėl to tarsi daugam yra baimė jungti su šita deivės energija, nes jinai yra tokia jau, kaip ateis, tai viską išraus ir taip gan greitai, žinai. Tai iš tikrųjų, prieinant prie to žemės drebėjimo, mes su tavim, aš jau tau sakiau, kad aš turėjau jausmą, kad per šitą navratrį reikia pasidalinti, bet turėjau tokią intenciją, reikia pasidalinti gyvai per kažkokį laivą, bet nežinau kur, kokioje platformoje. Ir už 2 dienų gavau tavo pasiūlymą, aš taip, aišku, jau kur dalintis ir simanifestavo. Ir sėdau maždaug rašyti tau idėjas ir rašiau tuo metu būtent apie deivę Kali, tada galvojau pasidarysiu pertraukėlę, kai parašiau apie ją, pasidėjau telefoną, kažką virtis, tai maždaug buvo pusvalandžio bėgyje ir tas žemės drebėjimas, toks visiškas sukrėtimas, ta prasme, atrodė lubos, viskas iškris.
aš tokia stoviu, verdu ir nežinau, man dabar čia bėg, ar būt, ar čia toj praeit, čia gal kaip vienas iš tų kitų, kur aš jau patyriau drebėjimus, gal čia nieko tokio, bet žiūriu nesibaigė. Nu, kūne ir visame kame tikrai jautėsi tas sudrebinimas ir aš pajutau, wow, kali, energija. Irgi yra tų stichijų energija, bet irgi, kaip sakai, liūtis, taifūnai, tsunamiai, žemės drebėjimai, visa ta motinos gamtos galia, ugnikalniai. Dėl paveikslėlio tikrai pasidalink. Dar man tokia idėja kilo, bet gal laivo pabaigoje dar pridursiu apie šitą. Tai toliau tęsim. Aš norėčiau gal čia dar tokį rezumė padaryti, ne, kaip klausytojo, ką aš išgirdau, kad ir taip gal merginoms irgi atreflektuoti, kad pati ta pagrindinė, ne, kaip tu sakai, moteriška energija yra Durgos. Durga yra kaip mama, ne, aš atsimenu, jinai visą laiką pavaizduojama yra ant liūto, bet jos viena iš pasireiškimų formų yra Kali. Taip. Ir galima sakyti, kad šita forma, nors jinai atrodo labai tokia tamsi, žemės drebėjimas, kas norėtų papulti, ne, būti, kai visa žemė dreba, arba prie ugnikalnio, kuris lipsnoja, niekas nenorėtų. Bet reikia pasakyti, kad ta tamsa, kuri yra Kali dėvėje, jinai yra iš tikrųjų pasiunčiama mums su meile. Taip, jinai turi patarnauti mums, kad mes išsivaduotumėm iš savo tamsos ir iš tikrųjų išsivaduotumėm ir pažiūrėtumėm bent jau ją. Ar teisingai? Ar galima taip? Labai teisingai. Jinai yra ta pasaulio visatos motina, kuri yra griežta motina. Nes dėl to ir išsireiškia įvairiom formom. Jis išsireiškia, gali būti kaip geriausia draugė, išsireiškia labai švelniai, kaip švelni mylinti mama, kuri liaupsina. Būtent šitas Kali archetipas yra motinos, kuri besąlygiškai myli savo vaikus, bet vaikai neklauso. Ar kažkur pasiūlė, kaip reikia ateiti ir suduoti. su kažkuo, žinai, tai tas sudavimas mūsų gali pasireikšti skirtingose gyvenimo situacijose, ten nutrūkia kažkokie santykiai ir mums tai labai skausminga. Mūsų ten karjeros kažkoks praradimas, identity crisis ir čia irgi yra Kali ateimas ir nutraukimas, nes visą laiką tos krizės veda link kažkokių nušvitimo momentų gyvenime. Tai tas yra dėl mūsų pačios, būtent dėl Deivės meilės, kad mes grįžtume į savo kelią. Tai yra labai svarbu paminėti, nes dar yra žmonės, kurie skundžiasi, kai yra krizės, kai yra sunkumai, bet yra sunkumai, nėra malonumai, ne, ko viena iš mūsų dalių ego visą laiką nori malonumų. Bet per šitą istoriją galim pamatyti, kad visa tai, kas vyksta, sunkumai, žemės drebėjimai, vidiniai drebėjimai, krizės, tas Kali atėjimas į gyvenimą yra visą laiką vedanti energiją į šviesą, į atsinaujinimą, į naują kūrybą. Taip? Tai norisi šitą sėklytę irgi padėti kuo daugiau moterų galvose apie tai, kad krizė tai yra visą laiką augimas, tai yra visą laiką pokytis į gerąją pusę. Taip ir yra. Ir tikrai labai sunku kartais tai suvokti ir natūralu, kad jaučiasi sunkiai, dėl to ir yra praktikos, kurios mums padeda praeiti tą sunkumą. Ir iš tikrųjų, jeigu mes neriame į sunkiausią momentą ir jį pasižiūrime grinai, tą akistatą su savo kažkokiu baisiausiu momentu. Ir tai tarsi tirpsta išnyks. Tuo metu, kai mes įgauname tos drąsos, tai Deivės ir duoda mums tos drąsos, tos energijos, pasižiūrėti iš tikrųjų į save, į savo, atsigręžti į savo vidų, į savo pasąmonę, pagaliau, kaip pasakyti, sufeisinti visą tai. Ir dėl to, kad yra Tamos energija, jinai sutransformuoja tą Tamo energiją, kuri yra irgi vaizduojama kaip juodos spalvos, nes Tamas, Radžas ir Satva. Tai Radžas ir Satva yra jau kitos deivės, eina į raudoną spalvą ir tada į baltą spalvą. Ir būtent, kad mes tada
pradedame tingėti, bandom kažkaip išsisukti, gal net prasideda kažkokie toksiški, nežinau, įpročiai, nes, tarsi tas bėgimas nuo tikrovės, bėgimas nuo savęs, nuo savo sielos misijos, nes dažniausiai sielos ta misija yra, reikia prisipildyti drąsos, kad eiti ir tikrai gyventi pilnai šitą gyvenimą, save pilnai realizuoti, dėl to mes taip norime slėptis po dalykais ir tiesiog įsisukti į kažkokią komforto zoną. Komforto zona gali būti labai netgi savidestrukcija, komforto zona gali būti kažkokiuose, nežinau, toksiškose irgi santykiuose, ar ten persivalgymo, ar kažkokios dietos keistos pavidalu, ar kažkokiais elgesio modeliais. Ir tai mums gali būti komforto zona ir dėl to tai yra būtent va ta energija. Ir tada mes įgauname va tos drąsos ir kaip vadinama, kali kerta saitus, paimti ir nukirsti saitus, bet tam tikrai reikia paimti ir taip, įgauti va tos deivės energijos, įkūnyti deivę, kad jinai mums padėtų. Ir jo, dėl to ačiū Dievui, yra praktikos, ne tik tai mums reikia išmastyti, ten išgalvoti, o tiesiog kartais net mažiau galvoti, o imti ir praktikuoti ir dalykai savaime vyksta. Vat kaip man irgi asmeniškai, aš iki kol sužinojau reikšmės ir mitologijas, vat visų deivių dar gyvendami Indijoje, atvažiavau visiškai kažkokiam, pasimetus, tokia praradus, tarsi jaučiau viską. Ir galvoju, tai aš nebeturiu daugiau prarasti, neriu stačiai viską, ką man rodo, kokias praktikas duoda. Ir aš taip atsidūriau būtent šakti praktikose, tantros kurse ir mes tiesiog ėjom per visas mantrų giedojimus, per būtent viskas, kas susiję su šakti praktikom, bet aš net nekvestionavau, o kodėl čia, aš tiesiog dariau. Man suveikė, už 10 dienų buvo visiškas perversmas, ta prasme, visame kame. Ir aš taip, o ką čia buvo? Įdomu, apie ką čia. Tada pradėjau daugiau, būtent ieškoti reikšmių, simbolių, mitologijos ir kaip tai susiję. Tai kitas dalykas tikrai yra irgi, kad šitas kelias, nors jisai gal labai skamba irgi dabar simboliškai, gal labai kažkaip, nežinau, religiškai ar dar kažkaip, bet iš tikrųjų yra rytų kultūros būdas, kaip daryti shadow work, tai yra šešėlinį darbą. Tai čia visas šitas dalykas su šitam deivėm yra iš tikrųjų darbas su savo šešėliu ir yra netgi visas šventraštis, tai vad Navratri, būtent iš kur mes žinome apie ką tai yra. Tai visa informacija yra deivės šventraštyje, kuris vadinasi Devi Mahatmyam, dar turi dar kitus vardus, tai reiškia šlovė didingai deiviai, arba kitas dar irgi vadinimas Chandipat, yra kaip nuožmiosios deivės kelias, ir kitas atitinkamas pavadinimas Durgas Saptašati, tai 7000 Durgos vardų ir tenai viskas yra. Parašyti ritualai, parašytos mantros, parašytos, ką būtent šiom dienom, su kokiam energijom mes susidurėm. Ir tai šitas šventraštis iš tikrųjų labai labai tradiciškai, tai va dabar perinam prie praktikų, jeigu taip gyvenant kažkokioje tam tikroje aplinkoje esant, su mokytojais, guru, vedliais arba gyvenant ašrame, tai dažniausiai mokiniai per šitas dienas, praktikantai, skaito va tą šventraštį, jis yra labai simbolinis, dėl to geriausia, kai yra kažkoks tikrai patikimas mokytojas vedlys, kuris gali interpretuoti teisingai, apie ką yra tas šventraštis, arba žmonės jau patys skaito ir kontempliuoja, irgi yra suskirstyta, kada kokį skyrių skaityti ir tada visą dieną kontempliuoji ties tuom. Tai čia yra viskas, kaip istorija apie mus pačius, apie mūsų vidų. Tai čia viena iš praktikų, tas būtent kontempliacija, būtent ties tuo šventraščiu. Bet aš jau paminėjau, kokios pagrindinės yra, apie ką šneka šitas 3 dienas, į ką mes žiūrime savyje, būtent per deivę kalį, tai va tenai ir yra minima, kad 3 dienos deivė kalį. Ne šiaip jos yra irgi deivės karės, nes būtent tai yra simbolika iš to šventraščio, kad deivė kovoja tarsi su taip vadinamais demonai. Negeras išreiškimas iš tikrųjų yra žodis asurai. Tiesiog būtybėm, kurios mus bando atitraukti nuo mūsų pačių kelio. Tai deivė kovoja su tom būtybėm ir kiekviena būtybė yra reprezentacija tų visų dalykų jau mūsų paminėtų.
Tai įdomu, kad gal nori kažką dar pridurti, jeigu tau kas kyla, arba aš noriu jau praktikas. Aš gal norėčiau pasakyti vieną tokį šią temą dalyką, kurį aš kažkada išgirdau. Kas mane žinot, aš savo kelią, prasidėjo mano kelias būtent dėl to, kad aš nepriimdavau ir neleisdavau savo pykti ir reikšti agresijos. Ir dėl to buvau ir aukos pozicijoje, ir geroji mergaitai, ir man reikėjo labai daug metų psichoterapijos, kad aš apskritai leisčiau savo patirti, tai aš patirdavau, bet neišreikšdavau tos energijos kališkos. Pavadinkim, ne, agresijos, tos galios, to tokio nuimti tą gerą mergaitę. Ir tada tuo metu viena mokytoja yra pasakiusi vieną frazę, kad kol moteris nesusitinka, nepriima ir neišreiškia savo tamsią pusę, kas eina tamsią pusę, mes pakalbėjom, tol jinai niekad netaps iš tikrųjų moterimi. Jinai taip ir bus mergaitė, nes mergaitė negalima pykti, mergaitė negalima reikšti agresijos, mergaitė negalima nepabūti kali. Todėl šitas procesas ir tos praktikos, kurias tu paminėsi, aš noriu įdėti tokį intenciją, kad merginos dažnai ateinat su užklausa išeiti iš aukos pozicijos, tai susijungimas su energijom ir su tom praktikom, kurios dabar, Karolina, aš žinau, jaučiu jau, ką maždaug tu sakysi, kokia energija bus. Tai visa tai ir reikalinga tam, kad jūs galėtumėt transformuotis, kad jūs galėtumėt pereiti į savo galią, į savo susijungti su savo kaliu viduje. Tai noriu tiesiog įdėti tokią intenciją ir pasakiau, ne kodėl apskritai yra svarbu tai daryti iš savo patirties. Karolina, tęsk. Tai pas mane ta pati istorija iš tikrųjų, kaip minėjai, kai pas mane visą gyvenimą irgi tas geros mergaitės sindromas, o viduje iš tikrųjų daug pykčio, tai pas mane atėjo iš tikrųjų per užgoštų, slėptą, užblokuoto totaliai pykčio energijos taip ir atėjo pas mane kalį gyvenimą. Ir tai aš dabar paminėsiu tokias labai tradicinės praktikas, o po to paminėsiu įvairiausių kitokių dar spalvų ir atspalvių. Tai paprasčiausias būdas, ką mes visi galime padaryti, bet kur gyvenant, tai iš tikrųjų per šitas dienas uždegti žvakę. Labiau iš tikrųjų ne žvakę, jeigu žvakę degame, tai labai svarbu, kad būtų natūrali kažkokia medžiaga, soja, bičių vaškas ar dar kokias būna, bet iš tikrųjų tradiciškai yra degamas sviestas, ne sviestas, o tas grynintas sviestas gy, nes jis irgi turi simbolinę reikšmę tam tikrą. Arba galima kažkokį natūralų aliejų, tai yra irgi tokie specialūs dubenėliai, siūlelis padarytas iš medvilnės ir tada degame tą aliejų. Bet aš žinau, kad ne visiems prieinama, tai dėl to galime žvakę. Svarbiausia, kad būtų ugnies simbolis, nes žvakė, ugnis yra būtent tos mūsų irgi vidinės ugnies transformacijos ženklas ir tiesiog pasėdėti ir pabūti, žiūrėti tą ugnį. Stengtis negalvoti, ką man čia dabar veikti su to ugnim, kažkokį daryti, nežinau, techniką, tiesiog būti prie ugnies. Jeigu net manoma, tikrai eiti kažkur užsikurti laužą, iš vis ugnis yra labai transformacinė praktika, nes būtent 5 elementai mes iš jų esame sudaryti ir kuo mes daugiau juos kultivuojame, tuo daugiau pastoviai per ugnį vyksta to apsivalymo. Kitas lengvas dalykas, ką galime pasidaryti, bet kur gyvenant, tai iš tikrųjų arba pasidėti kalį deivės paveikslėlį, galima atsispausdinti, gal jau kažkas turi, statulėlę ir tiesiog irgi prie to ugnies elemento sėdėti prie deivės ir tiesiog medituoti, žvelgianti tuos dalykus, žiūrėti ir stebėti, kas ateina. Ir viską, kas ateina, tiesiog, pastebim. Ir, tokie kaip savistaba gaunasi. Ir jeigu ateina kažkokios nesąmoningos mintis, irgi visas stebėti ir pagavau, kažkokia atėjo, pagavau, arba ką kelia, pasipriešinimą, gal nenoriu aš čia sėdėti, arba kodėl man čia į tą kalį reikia žiūrėti, arba kokia bjauri ir tiesiog stebim viską šitą. Kitas dalykas, galime užsimerkus, nebūtina tada turėti kažkokio gyvo atvaizdo, galime tiesiog užsimerkus. Mes turime tokį užsimerkus ekraną priešai save ir tenai kaip iškelti deivės pavidalą toje erdvėje ir tiesiog ją stebėti. Ir kas vyksta, vėlgi, nebandyti
specialiai kažko įsivaizduoti, kad jinai kažką turi veikti, daryti, tiesiog iškeliam ir stebim su kantrumu. Tai užtenka 10-15 minučių per dieną, geriausia vakare tai daryti, nu, vat jau kai sutemsta, tada jau kai mėnulis yra. Ir kiekvieną dieną parodyti va tą savo pagarbą būti dieviškos, kosminės, motiniškos energijos, kaip, nu jo, atiduoti tiesiog pagarbą. Mes kiekvieną dieną su ta žvakė irgi atnešame gėlių, vat, kaip offeringas, kažkokių šviežių gėlių, šviežių kažkokių augalų. Ir tuomet kitas, tu jau minėjai sėklą, tikrųjų labai gražus ritualas yra. Visą laiką per Navratri, pirmą dieną, tai yra jo 9 diena, rytoj, pasiemam būtent iš molio kažkokį indą ir žemėje, dievingoje žemėje pasiemė sėklą. Ir irgi vėlgi kaip kali simbolis, kad tą žemę mes tenais nematome, mes įdedame sėklą į tai, ką mes nematome, kas mums yra, nu, vat, kaip tas tarsi pasąmonį, pasiėmė kažkokią šviesos sėklą, deivės būtent simbolį, ir tada per kelias dienas išauga tas daigas, tai irgi galima stebėti, kaip prieisim į Lakšmį ir Sarasvati iš vis, nu, vat, kaip pasirodys tie daigai. Tai galima arba vieną sėklą, jinai irgi mums primint, kad, nu, kaip tarkim, jeigu jaučiamės labai kažkur paslydę, tomis dienomis pasižiūrėjus savo tą puodelį, galima irgi prisiminti, daigas, jis dar tik tai bręs, dar tik tai gauna jėgų, bet čia pasirodys kažkas, nu, išaugs. Tai toks kaip pastiprinimas simboliškas. Sėkla bet kokia? Bet kokia sėkla? Tai valgoma, kad būtų, tai kažkas iš valgomų dalykų, nes po to mes suvalgome. Jau paskutinį. Okay. Tai pavyzdžiui, kaip, nu, kas nežinot, nu, man atėjo, tai gali būti saulėgrąža. Taip. Kurie padedama žemę ir paskui daigelis jis atsiras. Jo, kas mėgsta daigus valgyti. Jo, nes po to mes valgome ir po to pasidalinsi, bet jo, kad valgome, geras klausimas iš tikrųjų, nes ne gėlės kažkokios, bet jo, kas valgoma. Arba 9, čia jau toks jau pilnas ritualas, tai tada jau didesnis tas puodas, 9 sėklos, nes ir skirtingos 9 sėklos, jos reprezentuoja irgi skirtingų deivių, va tas kaip pozityves gerasias savybės, kurių mes tarsi iš jų išmokstame, ko mes iš jų pasisėme. Tai šitas 3 dienas tos drąsos, nenugalimumo, kažkokio va tos vidinės ugnies, išėjimo iš mūsų letargijos būtent į kažkokį va tą pasiryžimą nukirsti tuos saitus. Tai visų tų savybių mes tarsi va tie daigai reprezentuoja. Ir jo, pabaigoju, paskutinė diena iš tikrųjų yra 10 dar diena, apie kurią papasakosiu dar kitose transliacijose. Viską valgome. Okay, tai arba viena sėkla minimum, arba 9 sėklos skirtingos. Tai čia jau reikėtų irgi pagal jausmą, kaip jaučiat, kaip giliai norite eiti į šitą patirtį. Taip, tai skirtingi variantai. Ir tai, jeigu neįmanoma šiuo metu sėklos, nes, nu tiesiog, nėra tam pasirinkimo, irgi viskas okei, visą laiką su laiku praktika evoliucionuoja. Aš, pavyzdžiui, irgi asmeniškai nesu dar daiginus sėklos, pirmą kartą pasiryžau, rytoj pradėsiu, nes vis kažkur būdavo tokiose sąlygose, kur neturiu tam erdvės ir sąlygų. Tai va, tada kitas dalykas vyksta pasninkas, tai arba kitaip, nežinau, badavimas galima pavadinti, kad, nu, vat jau kurie visi tai tokie hardkoriniai praktikantai, tai jie iš vis ant vandens tik tai, gal kelis vaisius valgo, gal šviežias daržovės, bet šiaip žmonėm, kurie gyvena pasaulietišką gyvenimą, užsiemam veiklom ir panašiai, tai tada tiesiog sužiūrėti savo dietą, kad nebūtų kažkokių toksiškų produktų, kažkokių toksiškų irgi dalykų ten, atsisakyti tabako, alkoholio, aišku, gyvūninės kilmės produktų, kepto maisto, kažkokio sunkaus, riebalinio tokio labai maisto. Nu, žodžiu, sužiūrėti, kad būtų kuo lengviau, kuo paprasčiau sistemai virškinamas, nes irgi būtent su mėnuliu ir iš tikrųjų tam tikrais astrologiniais irgi įvykiais sistemai yra sunkiau absorbuoti
Nes ne šiaip tau čia irgi yra patininkai vyksta būtent jogos tradicijai, bet su gamta ir atsižvelgiam kūne tiesiog tuo metu tiek daug procesų, kad tas apkrauna tiesiog papildomas maistas ir padaro tiesiog daugiau žalos. Ir kuo lengvesnis maistas šitom dienom, tuo mes daugiau galime sutelkti savo dėmesio ir energijos būtent transformacijų praktikoms, kažkokiems suvokimams ir panašiai. Tiesiog sužiūrėti savo dietą, nebūtinai, kad visiškai pilnai ant vandens, o lengvesnį tokį maistą. Ir kita praktika tuomet būtų jau užsitepti, žinai, kaip Indijoje tas raudonas sindur vadinasi, tai čia yra prieskonių mišinys, tai čia jau kam rezonuoja tuo metu, kai darome savo meditaciją, kontempliaciją ties deivės formą, prie žvakės, tuomet mes galime irgi raudoną tokį užsitepti, vadinamą irgi tiką, pabrėžia tiesiog mūsų trečiosios akies, tą aktyvaciją irgi padaro tie prieskoniai. Tai čia yra toksai susijungimas su deivė, nes visur deivės vaizduojamas irgi su savo trečia akim, tai mes irgi kaip toksai gaunasi įkūnymas irgi būtent tos energijos. Jeigu neturime raudonos pastos, galime visi turime ciberžolę, galime ciberžolę sumaišyti su kokoso aliejum, ne per daug, kad tiesiog kad tokia pasta gautas ir irgi su šituo pirštu pasiemam tos pastas ir užsitepam savo būtent praktikos metu. Arba galime... Sakei, aš dabar šiandien atsivežusi iš ugnies šventiklos, būtent tą mišinį raudoną, jis pas mane guli ant altorėlio, bet kažkaip nenaudojau, bet dabar tu atsakei, tai pradėsi per meditaciją naudoti per šią dieną. Super. Kam dabar progą panaudoti. Ir kitas variantas irgi, kas turi, jeigu sandalo pastos irgi, tada galima irgi užsitepti. Tai toks yra irgi šakti simbolis. Kiti, gal kažkas, žinau, kad žiūrės irgi iš mano, tarkim, kas praėjo šakti ir deivių kursus, tai jantra yra sakrali geometrija, tai kiekviena deivė turi savo jantrą ir tada irgi yra tam tikra praktika, kai mes medituojame ties jantrą, yra tam tikros irgi mantros, bet čia jau tokia gilesnė praktika, tai paminiu studentam yra prisijungę, kad jie gali tai daryti. Ir kitas, kadangi tai yra festivalis, nes viskas labai taip rimtai nuskambėjo, bet kadangi tai yra festivalis, tai dainavimas yra neatsiejama irgi dalis. Tai tarkim, jeigu toj bendruomeniai, kur skaito visi, tarkim, kartu susirinkę praktikantai arba po vieną, bet geriausia daryti šitos dalykus iš tikrųjų kolektyviškai, nes vienas kitą palaikome, gaunasi stipresnis toks efektas, kai jau padarome tuos visus dalykus, meditacijas, šventraščio kontempliavimas, tuomet vyksta tas šventimas. Dainos deiviai, vadinasi bhajanai Indijoje, kai mes dainuojame apskritai meilės dainas deivybėms. Tai yra deivės meilės dainų įvairiausių daugybė. Vieną iš tikrųjų esu užsirašęs, tai paminėjau bendruomeniškumas iš tikrųjų. Pačiam vienam šitas praktikas daryti iš tikrųjų yra pradžia būna užsidėgymas, 1-2 dieną ir mes užmirštam. Arba kažkas tarsi, ten vyko kažkokie, nežinau, situacijos dienoje, tą dieną nepadarėm ir jau kitą dieną viskas pamirštam. Tai dėl to dažniausiai visi tokie festivaliai vyksta bendruomeniai, online gali būti bendruomenės, kažkokios palaikymo grupės, tai man dėl to labai smagu, kad mes turime šitą kaip ciklą visų šitų laivų, kad palaikyti tą energiją, palaikyti įkvėpimą ir informaciją irgi. Ir man kilo tokia šiandien spontaniškai mintis padaryti, kaip yra per visom, kam įdomu moteris, jas gali susisiekti ir mes tada susijungsim vieną krūvą arba Instagram'e kažkokį, kaip tie yra broadcast chatai. Ir kiekvieną dieną dalintis, kas kokią praktiką daro. Aš pasidalinsiu iš savo pusės pasidalinti nuotrauką kokią, ten, nežinau, deivių tos paveikslėlius, kad tiesiog vyktų tas, žinai, vienos kitos palaikymas. Tai jeigu susiburs bent kelios moteris, galime tuomet tokią grupę sukurti. Taip, aš labai palaikau ir tikrai dalinsiuos ir eisiu per šitą procesą. Norėjau tik tais, žinai ką, patikslink, prašau, ar šias praktikas, kurias tu dabar minėjai, yra tik tais šiom 3 dienom ar visom dienom?
Aha, tai šios praktikos iš tikrųjų yra visom 9 dienom, tik tai deivės pavidalas skirsis. Ties ko koncentuoti, į kokią deivę žiūrėti. Taip, ir tada jau mantra. Tai čia yra tokia daugiau, kaip pasakyti, sudėtingesnė tema, nes čia labai daug visokių irgi variantų. Ir viena, tai kad nepasimesti, dėl to irgi norėčiau toj grupiai dar irgi daugiau papasakoti giliau apie tai, nes mantros jos yra labai aukštos vibracijos, tiesiog irgi kažkokios kosmoso vibracijos apipavidalintos, nes jos realiai labai kažko tokio nereiškia žodžiais, jų neįmanoma praktiškai išversti, bet tai yra tam tikrų energijų kaip įpavidalinimas garsu. Ir mes ne su visom mantrom galime jungtis, tarkim, skirtingais gyvenimo periodais skirtingos mantros bus. Dėl to tai yra toksai slidus dalykas, dėl to jų tiek daug ir yra, kad kiekvienas žmogus pajaustų, aha, kokia jam mantra šiuo periodu gyvenime, dėl to aš duosiu irgi kelis skirtingus variantus. Tai tokia bendra mantra, kurią galima visas 9 dienas giedoti ir jinai vadinasi būtent tos nuožmiosios deivės mantra, labai galinga. Komentaruose aš jos irgi nerašysiu, nes mantros perdavimas, kadangi tai yra labai tie sakralūs garsai, komentaras būtų toks kaip energijos nutekėjimas, tai dėl to geriau kažkokioj uždaroj erdvėje ir tik tai žmonėms, kam to reikia, nes tiesiog taip yra tas sakralumas palaikomas su mantrom. Šalta, taip jau net pasidarė. Gerai, tai ta mantra, jau gal bus irgi kai kam girdėta, jinai garsina daugybę deivės pavidalų. Om, Eim, Hrim, Klim, Čamundaja, Viče, Namaha. Tai mes giedame ją irgi, jau kai padarėme savo kontempliaciją ties deivę, galime laikyti arba šakti mudrą, taip sudedam rankas, taip delnus, išverčiam ir, žodžiu, gaunasi netgi joni. Pasidedam irgi prie savo joni, būtent muladhara čakrą. Tai yra vienas variantas, irgi mums duoda šitą mudrą, rankų gestas vadinasi mudrą, mums duoda tos deivės galios ir mes aktyvuojame savitas energijas, būtent dieviškas, moteriškas. Arba yra tiesiog jau balansavimas savo vyriškos, moteriškos irgi prado, savo kairio dešinio pusrutulio smegenų, tiesiog balanso tokia mudra, irgi atsidavimo, tokia pagarbos mudra. Ir mes galime tuomet giedoti, giedam 108 kartus šitą mantrą. Tai užtrunka apie 25 minutės, nes jinai yra ilgesnė mantra ir rekomenduojama giedoti garsiai, nes irgi aktyvuoja tada mūsų nes mes per balsą dažnai irgi jaučiame kažkokius blokus, tarkim, negalime garsiai pasakyti, ką iš tikrųjų galvojame, ar nubrėžti kažkokių ribų, tai mumise aktyvuoja tą mūsų netgi garsinę išraišką, būtent mantrų giedojimai garsu ir galime netgi taip nuožmiai pradėti giedoti. Arba pradžioje gal jausis nedrąsu, bet tiesiog vis didinti tą energiją mūsų giedojime. Tai tarkim, pademonstruosiu, kaip gali skambėti. Om, Eim, Hrim, Klim, Čamundaja, Viče, Namaha. Om, Eim, Hrim, Klim, Čamundaja, Viče, Namaha. Ir tęsiam. Tai kad taip pat 108 kartus naudojame įrankį, kad nepasimesti, malą. Mala visą laiką yra 108 arba pusę malos 54 karoliukai, tai tada dvigubai darom ir mes tiesiog skaičiuojame. Prie širdies laiką laikyti savo malą, dešinę ranką laikom irgi ir prie širdies centro. Tai čia toksai jo pagalbinis įrankis yra. Arba galima pasileisti per YouTube, yra šitos mantros, nes jos yra populiarios, senovinė, žinomos, dėl to YouTube visą laiką galima rasti ir tiesiog užsileisti, tada klausant kartu giedoti. Taip, šitas variantas, aš žinai, visą laiką, mano mylimiausi tokie, gal žmonės, su kuriais man patinka dalintis jogą ir meditaciją, parodyti, kaip mes galime praktiką daryti, pavyzdžiui, mantrų giedojimą, gyvenime, šiaip paprastam, ar ne? Vat ką tu galvoji, jeigu, pavyzdžiui, vairuojant į darbą, mašiną galima būtų klausytis mantrų? Ar visgi
ar būtų nauda iš to, ar visgi reikia labai rituališkai tai daryti. Tai jeigu toks... Kitas dalykas paminėti, nes žinau iš mano pačios, tarkim, irgi mokinių, kas turi vaikų, kas turi labai, ta prasme, tokį, gyvenimą, kur viskas sukasi verda, negali niekaip prisėsti. Kitas variantas tiesiog užsileisti tas mantras ir leisti jom kartotis ir vis tiek pasąmoniai tada nuo tų vibracijų vyksta procesas. Darom, ką mes galime tau leisti tą akimirką, tai ir kaip sakai, irgi automobilėje galime užsileisti, klausytis. Visiškai tinkamas variantas. Tuomet kitas yra mantros. To jau pasidaryti, ką aš čia prisirašiau dar. Toliau šitą temą iš tikrųjų galima irgi praplėsti taip, kiekvieną dieną skirstyti dar net į kitas 3 deivės. Tai tarkim, mes turime Durgą, kurios kitas pavidalas yra Kali, o jeigu dar žiūrėti tokį mikro skirstimą, išeina dar 3 skirtingos deivės. Bet čia yra viena ir ta pati šakti energija, tik tai su daugiau niuansų. Tai pirmąją dieną, kuri yra rytoj, yra deivė Šeila Putri. Ir jeigu mes norime irgi pagerbti, susijungti su šitos deivės energija, mes galime netgi apsirengti tam tikrom spalvom. Mes galime apsirengti raudoną spalvą arba oranžinę spalvą. Ir tarkim, jeigu turime raudonų gėlių, raudonos spalvos žiedlapių irgi paberti prie savo žvakės, jungianti su deivė. Nes, deivė, moteriška energija, jinai dievina gėles, žiedus ir viską, kas gražu, tai tiesiog mes parodome irgi tokią savo pagarbą tai energijai. Ir iš tikrųjų tradiciškai yra hibiskas gėlė, bet žinau, kad tai yra labai egzotinė gėlė, tai dėl to tai tiesiog raudonos spalvos. Ir šios deivės planeta yra, ne planeta, o dangaus kūnas yra Mėnulis, tai mes irgi tokiu būdu jungiame su Mėnulio energija. Ir atskira jos mantra, tai irgi kaip variantas, galime giedoti 108 kartus tokią mantrą. Om Devi Šeila Putrijai Namaha, kurią rašyti tuomet, kam įdomu, tai grupiai, kuri dar susikurs. Ir labai įdomu, kodėl su planetam. Tai tau irgi kaip astrologijai, kai yra 9 tos dominuojančios planetos, tai 9 deivės. Ir iš tikrųjų senovinėse astrologijos raštuose irgi rašo, kad tai yra vienas kaip tų remedies įrankių, kurie balansuoja mūsų asmeniniam astro žemėlapyje, balansuoja planetas. Tai mes darydami šią mantrą jau subalansuojam Mėnulio efektus. Tuomet antra diena yra skirta deivei Brahmacharinė ir balta spalva galime tuomet apsirengti. Jos dangaus kūnas yra Marsas. Mantra taip skamba. Om Devi Brahmacharinei Namaha. Irgi 8 kartai. Ir tuomet trečia diena yra deivės Chandraghanta. Jos yra Venera, dangaus kūną energija, geltoni arba vėl raudoni drabužiai ir jos galima nešti lotusų arba lelijų irgi. Visą laiką žiūrim, ką mes turime. Tai čia yra tokia labiau, dar jos mantra, Om Devi Chandraghanta Jai Namaha. Pakartosiu naujo, nes labai sunkus iš tikrųjų vardas. Om Devi Chandraghanta Jai Namaha. Galime tada skirstyti šitas 3 deivės ir toliau tęsia, kai jau prieisime deivę Lakšmį, kitą kartą paminėsiu irgi, kaip mes galime skaidyti tą deivę. Tai čia tokie papildomi variantai, spalvom galime apsirengti tam tikrais rūbais. Tiek tų praktikų. Bet jeigu iš vis, tai yra tokios labai simbolinės, sakyčiau, praktikos. Viena pagrindinė praktika, kai mes kontempliuojame šitam dienom, medituojame, sėdam prie ugnies elemento ir tiesiog tyloj kontempliuojame. Mantros, aišku, sakyčiau, labai stiprus įrankis, bet žinau, kad ne visiems tinka tam tikrais gyvenimo periodais, momentais, kad būna atstūmimo reakcija, tai tuomet nereikia savęs spausti, nereikia daryti mantrų ir tiesiog
visgi pasilikti prie tylos praktikos tada. Taip. Jo, gal aš paminėsiu, kad Karolina įvardino praktikas, ne, ir įvardino formą. Kokią formą mes galime, per kokį įrankį, ne, mes galime nukreipti savo dėmesį į tam tikrą energiją, ne, su tam tikrą intenciją, susijungti su kali, pagerti ją, nekontempliuoti ją. Tai reikia labai suprasti, kad visos šitos praktikos, ne, buvimas prie ugnies, jeigu mes čia labai svarbu įdėti savo dėmesį ir savo energiją. Taip, savo toje akimirkoje suprasti, kodėl jūs tai darote. Nešti savo intenciją. Tai, kad nebūtų tai tiesiog kažkokio veiksmo vykdymas, ar ne, nes realiai, jeigu tiesiog būti prie ugnies ir nepasijungti prie tos ugnies su savo vidumi, ar ne, su savo dėmesiu pilnai, tai klausimas, ar bus kažkokia nauda iš to. Tai neprisiriškime stipriai, ne tik prie mechanizmų, kaip tą praktiką atlikti, nors tai irgi yra labai svarbu. Prisiminkime, kad labai svarbu yra įdėti savo dėmesį į tai. Taip, Karolina? Taip, tikrai irgi labai sutinku su šitą poziciją, bet iš tikrųjų neseniai, kas mane atpalaidavo netgi, išgirdau tokį dalyką, kad netgi mes nežinome, ką mes darome, būtent su praktikom, neturime intencijos, bet tiesiog darome, jau yra mažas žingsnelis link to kažkokio sąmoningumo. Tai iš tikrųjų mes suprantame, kad vis tiek, jeigu yra impulsas, nes kažkas, kam iš tikrųjų nerezonuoja, tai net nedarytų, nesąmonė čia, bet jeigu kažkoks, neturiu intencijos, nieko, bet man įdomu kažkodėl čia daryti, reiškia, viduje yra ta ugnis, kuri nori įsižiebti ir jai yra labai daug potencialo tam būtent šitam keliui. Taip. Ačiū labai, aš viską užsirašiau, parašysiu dar tekstu prie šitų video tokius pagrindinius punktus, galbūt jūs nedarėt konspektų, tai aš už jūs padariau ir parašysiu svarbius punktus ir tikrai mes dalinsime su Karolina šiom dienom, nuotraukom kažkokiais video, ne, kaip mes praleidžiam šitas dienas, tai pasiekite ir Karoliną ir mane ir pažiūrėkite, kaip šita dabar informacija, ne, paskaita, galima sakyti, atrodo fiziško erdvėj ir junkitės taip, kaip gali šiai dienai. Ir stebuklai iš tikrųjų vyksta, kai mes mūsų dėmesį nukreipiam į kažką, kas yra aukščiau už mus, už galias, kurios mus veda, mums padeda. Tai šitas etapas, šitas šventinis laikotarpis yra tam skirtas, išnaudokime jį. Mes nepaminėjome su tavim, Karolina, kokių galime fizinių praktikų daryti per šias dienas. Gal kažką turi šią temą pasakyti net? Jo, fizinės iš tikrųjų galiu pasidalinti, jos jau nėra kaip būtent to tradicinio kaip rašto dalis, bet fizinės praktikos jos egzistuoja daugiau, ką galiu pasidalinti, patyriau pati Indijoje, būtent kaip įkūnyti deivės tas energijas. Tai būtent kaip įkūnyti kali per įvairiausias tokias kaip dinaminės išskratimas, kažkoks irgi iš cigūnų, tiesiog išsitrepsėjimas į žemę, viskas, kas susiję irgi su šakninė čakra. Gali būti šakninės čakros kažkokie kvėpavimai irgi. Yra iš tikrųjų labai galingas įrankis, kurį mokinu ir ruošiu vedlius kalių šokis. Tai ten iš viso yra kombinacija ir kalio šokio, kur mes įeinam į pačią deivę, į jos pozicijas, į jos tą kalį, kai yra su tuo liežuviu, išspjaunam liežuvį, tą visą veido išraišką. Tai iš tikrųjų, kad būtent per šokį tokį įeiti, dinaminį irgi kvėpavimą jau paminėjau kažkokie. Yra, gal dar vakarų pasaulyje žinomos ošų dinaminės praktikos. Jo, tai tokios būtų fizinės praktikos, jo, būtent su kaliu susijungti. Su žemė susijungti irgi basomis, per dirvožemį prasieiti, kažkaip taip per nebijoti išsipurvinti, būtent į kažkokį tokį tešlyną, pasinerti savo, nežinau, kojom, ar jeigu įmanoma, net kūnų kažkokiu būdu, tai toksai gali būti irgi dalykas. Jo, ir vis noriu grįžti prie to dainavimo deivėms, nes kiekvienais metais
per Navratrį aš iš tikrųjų patyriau tai labai kitaip tą šventę. Dėl to ir atėjo toks suvokimas, tai mes galime įvairiausiais būdais švęsti, kas ateina į mūsų kelią. Tai pirmais metais, atsimenu, šventėm būtent darėm jagją, tai yra ugnies ceremonija, kiekvieną dieną vis kitokie ritualai tos ugnies ceremonijos ir jau veda, aišku, profesionalai, šventikai, kurie yra apmokyti tai daryti pagal senovinius visokius tuos ritualus. Ir tai labai stiprus procesai merginam, vos netokie iki pykinimų kažkokie, išeidinėjo kažkokie dalykai. Dėl to ir sakau, kad iš tos jagijos, kai mes nesame toje aplinkoje, tai galime tiesiog prie ugnies sėdėti. Ir antrais metais buvo visiškai kitaip patyriau. Mes tiesiog buvom šakti kurse ir visas dienas mes daug dainavome. Nežinau, kiek galiu suskaičiuoti 4 valandas gal dieną, taip kartu sudėjus, mes tiesiog su skirtingais instrumentais, deivės dainas, grupiai 20-30 moterų tik tai, visos apsirengusios tam spalvom, kur paminėjau, ir varėm deivės dainas. Tai transformacija vyko būtent irgi per kitą lygmenį. Tai kviečiu irgi įjungti YouTube'o tas dainas ir su deivė susijusias ir tiesiog leisti savo padainuoti ir pašvęsti. Nes tu kalbėtos dainos yra būtent tos mantros, ne, kuriomis tu pasidalinai. Dainos yra iš tikrųjų kitos. Dainos mantros tai yra mantros praktikos, o dainos tai yra kaip meilės išraiška, vadinasi bhadžanai, tai galėsiu irgi pasakyti atskirai. Nes kadangi aš nesididžiuoju, kaip aš dainuoju, bet kai jau dainuoju, tai kaip praktiką žiūriu, tai aš gal nepademonstruosiu, kaip čia atrodo. Būtų smagu, jeigu pasidalintum, pavyzdžiui, nuorodą savo storiese ir mane užtagintum ir aš pasidalinčiau merginom, ką galima būtų pasiklausyti, nes man pačiai labai irgi yra įdomu. Galima tiesiog ryte, kai darot pusryčius, irgi, bet vienas iš būdų pagaminti pašventintą maistą yra, mes visi gaminam, ne, bent jau pusryčius dienoje, klausytis irgi mantrų ir per tai susijungti savo dėmesį su tom energijom, kurios dabar yra per Navaratrį šventinį laikotarpį. Taip, būtent. Gerai, Karolina, ačiū tau labai. Aš iš tikrųjų jaučiu tokį viduje, tokį susijaudinimą. Noriu nuvažiuoti ir nusipirkti tas gėles, paruošti, laikyti šaldytuve ir savo turėlę atnaujinti. Tai įžeminti visą tai, ką aš gavau iš tavęs. Ir aš tikiu, merginos, kad jūs irgi prisijungsite prie šios šventės